Pirmą kartą, kas esat, pakelkit rankytes. Ne, prašau. Pirmą kartą. Labai malonu. Tai kas jūs pakvietė? Asta. Jūs? Kažkaip tiesiog radau. Skelbimas. Ir pati savaime. Rezonavo tema, kad atėjot. Dėl savęs atėjot. Taip, savai. Irgi tas pats. Nežinau, kaip kreiptis, ar tu, ar jūs. Kiek metų? 17. Galiu sakyti tu? Taip. Ko vardu? Milda. Milda. Dėl savęs? Nu, žaviuosi. 17 metė atėjo dėl savęs. Nu, tikrai labai labai fainai. Tu tik ir negalėtų būti kitaip, kad dėl kito. Nu, būna, kad ateina mamos dėl vaikų, žmonos dėl vyrų į tokius renginius, kad kitas tik atrodo dėl kažko kito lengviau ateiti negu dėl savęs. Ir moterys yra ypatingai tokios keistos asmenybės, pripažinkim, kad mes labiau pripratusios ir mieliau rūpinamės kitais negu savimi. Ir kodėl tiek daug seminarų meilė sau, nepamirškime savęs, nes iš tikrųjų daug ligų moteriškų yra ir susiję su tuo, kad mes save užmirštam. Atiduodam, išdalinam tą energiją ir jau pasižiūrėk, ten sako, ne, jeigu kažkas susirgo tavo kokios kiaušidės, vėlgi apie ką tai sako, apie kažkokią vyrišką pusę tavo, apie, nu, nežinau, turim ir tą pusę, ir vėlgi sako, moteriškos ligos yra susijusios su kažkokia vyriška irgi, žodžiu, su vyriška pusė. Ar iš tėčio pusės, ar iš vyro pusės, ar iš sūnų, nu, tiesiog, aišku, šiandien paskaita bus ne apie tai. Tai aš, kaip ir Ritelė sakė, esu tokia truputį nenormali, bet aš tai skaitau save visiškai normalia vaistininkė. Gal sakykime, tokia iš senų laikų, su laiko mašina atsikėlusi į šiuos laikus. Nežinau, iš tikrųjų galima čia irgi prisvaigti visokių tų prisistatymų, bet tiesiog, jeigu taip visiškai paprastai, įdomia pradėjau darytis tada, kai netekau pati sveikatos. Nu, tada jau pradedam visi domėtis. Taip, nes kada žmogui pasidaro aktualu ten tema, į kažkokį seminarą ateit kada? Kai yra problema, kai jam rezonuoja ta tema, ar kaip sakiau, dėl kito, tai aš kol nepraradau sveikatos, man nei tie renginiai, nei maistinės medžiagos, aplamai manęs niekas nedomino, o tos sveikatos netekau, tai žinokit, ne taip jau ir neseniai, prieš 22 metus. Būdama 21 metų buvau prie mirties. Nu ir aišku, aš tada buvau jau 3 kurso studentė. Mano šeimoje yra daug medikų, mano mama yra gydytoja ir tuo metu niekam niekaip nesuėjo į galvą, nesutilpo iš vis, nu, kaip sakyt, neėjau suprasti, kaip medikų šeimoje, 3 kurso farmacijos studentė, gali susirgti atvirą tuberkuliozę kaverną. Nu, tai kaverna, tai reiškia jau pratrūkusi kraujagyslė plaučių. Ir jau nukraujavimas iki beveik mirties. Taip. Nu ir aišku, apie tai irgi šiandien daug nepasakosiu, tik tai noriu tą pradžią pradėti, kad tos visos temos gimė dėl to, kad pradžiai tai nebuvo mano tema ir dabar tai dar nėra mano tema. Bet kadangi jau 15 metų skaitau paskaitas, tai vis iš to žmonių srauto, nes tikrai nėra visiems įdomu kalbėti apie tuberkuliozę arba apie imunitetą ar apie sąnarius, ne, tų temų gimsta ir bet iš tikrųjų žinokit, kaip viskas yra įdomu ir tuo pačiu yra paprasta, viskas apie tą patį. Šiaip paėmus mes nesam, kaip čia pasakyti, mes turime eiti į tą holistinį požiūrį į žmogų. Mes šiais laikais jau esam per daug nuėję į tą pusę, kad atskirai gydom širdį, atskirai gydom gimdą. Jo, aš kaip sakau, tai kaip mašina, ten nuvažiame į stram ir atskirai mes ten ką gydom, reikia pakeičiu. taip, atskirai mes gydom kažkokius organus, bet mes turim žiūrėti į save kaip į visumą ir visumą, kaip čia pasakyti, žodžiu, rūpintis, o ne gydyti, o tiesiog prevenciją užsiimti. Veikia, gerai. Kadangi tikėjausi, kad vis tiek ateis daugiau amžiaus to klimakterinio, tai ir nekeičiau pavadinimo, bet aš eigoje tikrai Mildą
papasakosiu ir apie būtent jaunų merginų problemas, būtent su hormoninė sistema susijusia. Ar tau yra aktualu ta lytinė hormoninė sistema, ar skydliaukė, būtent kuri tave, sakai, atėjai dėl savęs, dėl sutrikimo, menstruacijų, dėl ko? Kažkaip neturiu kažkokių tokių problemų. Taip, tiesiog domiesi. Taip, tai jeigu, pavyzdžiui, būtų. Nu tai liuks, tai tada žinosiu, kad tiesiog viskas tau įdomu ir tiesiog džiaugiuosi, kad nėra problemų ir kad jų toliau ir nebūtų, pakalbėsim. Tai va, tai žodžiu klimakterinis periodas. Tai man kažkada atrodė čia labai toli, kažkur atrodė jau čia švis už jūrų marių, o dabar, kai man 43 metai ir aš galvoju, kad jau kažkaip artinasi jaučiu šitas periodas ir tikrai pasiklausus, kas dedasi, nes ir vaistiniai dirbu, kaip stebiu tas moteris ir kas vyksta, tai tikrai labai bijočiau ir jau turbūt drebėti jau pradėčiau. Jeigu ne tos žinios ir ne tiesiog, jeigu neužsimčiau sveikatos prevenciją. Tai veikia, tai neveikia šitas, nesuprasi, matyt ryšys prastusi. Tai va, tai žodžiu, bloga ir gera naujienos. Nes visą laiką galvojam, kad tas klimakterinis periodas, tai kažkoks, 3 metų gal laikotarpis, gal metų, gal 5, bet kad kažkada jisai pasibaigs ir gyvensiu savo vėl nerūpestingai. Tai jeigu nuo pabaigos skaidrę skaitant, tai 3 klimakso stadijos ir ta paskutinė postmenopauzė, žodžiu, tęsiasi iki mirties. Tokia bloga naujiena, ne? Gera naujiena, net nežinau, ar čia yra tų gerų naujienų. Gera naujiena, kad menstruacijos dingsta. Tai tikrai labai gera naujiena, nes aš nežinau nė vienos moters, kuriam patiktų menstruacijos. Tai važiuojam toliau, pasižiūrim, ką kalba informacijos šaltinė apie menopauzę, kas aplamai tai yra. Tai nėra liga, kaip ir nėštumas, tai ne liga, tai natūralus tiesiog toksai moters gyvenimo etapas, ir iš graikų kalbos. Meno pauzė, tai moters mėnesinių pabaiga ir vaisingumo išnykimas. Ir kai sako, kad menopauzė ne liga, tai kažkaip norisi su tuo ir kažkaip nesutikti, ar ne? Nes aš žinau tūkstančius ligų, kurios neturi šitiek simptomų kaip menopauzė. Atrodytų, tai kaip čia ne liga? Kaip ne liga, pavyzdžiui, yra, jeigu stiprus širdies plakimas, ar ten, pavyzdžiui, nerimas, depresija, svoris, tai kaip čia ne liga? O pasirodo, kad ne liga. Ir jeigu moteriai virš 40 metų ir čia galima, tarkim, surasti kokius 5 simptomus, tai galbūt tai dar nėra menopauzė, bet tai gali reikšti, kad yra premenopauzė. Nors daug rastumėm simptomų panašių į kitų ligų simptomus. Bet, kaip sakant, iš kelių tų simptomų mes ir nesprendžiam, pamatysim vėliau būtent kokie pokyčiai vyksta. Ir aišku, kad visų tų simptomų pagrindinė priežastis tai yra mūsų hormonai, moteriški hormonai estrogenai. Ir kas vyksta, kai mūsų kiaušidės nustoja gaminti tuos estrogenus. Šitas kompiuteris nori, kad aš pasivaikščiočiau. Aplamai susipažinkim, kas tas estrogenas, ne? Tai yra lytinis hormonas. Ir taip atrodytų, už ką jis atsakingas? Už reprodukcinę sistemą, tai reiškia, kad už tą vaisingumą. Ir atrodytų, kad, estrogenų sumažėjimas reiškia, kad mes jau nebegalim gimdyti vaikų, reiškia pastot, bet pasižiūrėkit, ką jisai dar daro. Ką daro dar tie estrogenai? Čia kiek daug. Už kaulų tankį atsakingi, už smegenų funkcijas, už cholesterolį, už elektrolitų pusiausvyrą, už odos būklę, širdies kraujagyslių sistemą, centrinę nervų sistemą. Tas estrogenas, tas hormonas atsakingas už daugybės
mūsų daugybę funkcijų, už daugybę organų sistemų veiklą. Ir mūsų estrogenai yra kaip natūralūs dar antioksidantai. Jeigu žinote, kas tai yra, kas moteris pirmą kartą dalyvauja, tai vėlgi tai reiškia yra mūsų gelbėtojai nuo, kaip Ritelė sakė, nuo rūdžių įsimetimo, nuo pradėjimo rūdyti, kaip antikorozinė medžiaga. Na ir dabar pasimatuokime pagal savo amžių, kiek tų estrogenų pas mus yra. Nu tai pavyzdžiui, ne? Aš esu 43 metų, nu tai pas mane jau dar ne 50, nu gal sakykime iki kaklo. Estrogenų dar yra, dar neblogai. Tai kiekviena pasižiūrim pagal savo amžių, čia ta tamsi zona, reiškia, nu va, matot, nuo 30 iki 40, 35 pats pikas, nu ir, žodžiu, sako, moteris pražįsta jau link 40, taip ir yra. Nu ir jau matot, paskui jau kai 80, tai kaip koinės jau tų estrogenų, tai jau lieka visai. Bet aišku, nėra pas visas moteris vienodai. Irgi priklauso dar ir nuo riebalinio audinio, kiek yra, nes ir riebalinis audinys gamina estrogenus. Priklauso dar ir nuo to, estrogenus organizmas gamina ne iš oro, ne nuo vandens. Nu, irgi estrogenų gamybai reikia medžiagų, kad estrogenus sintetintų. Plius, kiek moteris suvalgo su maistu fitoestrogenų. Nu, tai reiškia, mes iš išorės dar galima jų gauti, jeigu ir nepagaminam. Tai va čia dar vėlgi priklauso individualiai labai. Na ir kokie tie va būtent pokyčiai vyksta, ar ne? Ir kokie tie siejami būtent problemos sveikatos su estrogenų sumažėjimu. Nu ir aš šitą skaidrę pavadinau 1000 ligų. Menopauzinė liga, bet kaip pamatysite, atrodo, kad su menopauze ateina 1000 ligų. Tai aišku, pirmiausia, ką moteris jaučia, tai prakaitavimą. Padidėjusi prakaitavimą, vienas iš tokių pagrindinių simptomų ir 75% moterų prakaitavimą tai jaučia nuo kelių kartų per savaitę iki 50 kartų per dieną. Tai kas jaučiate 50 kartų per dieną tokius, ar ypač tokių karščio bangas? Tai iš tikrųjų tai labai varginanti būklė, ateina į vaistinę tokių moterų, tai jos tiesiog jau, kaip sako, šautuvo gaila, kad neturiu, nes eičiau nusišaut, nes tiesiog jau nebegaliu. Ir priežastis pakitusi kūno temperatūros reguliavimo sistema, termoreguliacija pakitusi. O tai čia su skydliauke kažkiek susiję? Aš į klausimus, jeigu galima, atsakysiu po paskaitos gerai. Tai toliau, smegenys. Žodžiu, kada sumažėja estrogenų, sumažėja ir serotonino, ir dopamino. Tai yra mūsų, kaip tie vadinami, laimės ir malonumo hormonai, bet jie yra daugiau neuromediatoriai, tokie nelabai dar visai hormonai. Ir dėl to atsiranda dirglumas, nuotaikos svyravimai, depresija. Aš viso neskaitysiu, jūs pačios mokat skaityti ir perbėkit akimis. Kas dar nutinka? Kai moteris gausiai prakaituoja, magnis iškeliauja su prakaitu. Mes tiesiog netenkame prakaituodamos, ar tai klimaksas, ar tai vasara, ar tai fizinis krūvis, ir tarkim gausiai prakaituojam, ar virusinė infekcija ir gausiai prakaituojam, mes netenkam magnio. Ir su magnio tuo trūkumu siejami yra miego sutrikimai, energijos yra trūkumas, nuovargis, nes magnis dalyvauja energijos gamyboje. Be magnio organizmas energijos negamina. Ir aišku, magnis yra atsakingas ir už kraujagyslių spazmus, tai reiškia, kad būtų kraujotaka gera, kad kraujo spaudimas geras, tai gali sutrikti smegenų kraujotaka ir kraujo spaudimas dėl to kilti dėl magnio deficito. Nu, žodžiu, bet mes kalbam dabar apie smegenis. Raumenys. Kada yra magnio deficitas? Beje, kraujo tyrimas gali jo ir nerodyti. Gali kraujo tyrimas rodyti, kad yra viskas gerai, nes esu daug kartų minėjusi, kad magnio kraujo tyrimas trūkumą rodo tik tai galutinę trūkumo stadiją. Nu, pavyzdžiui, žmogus ten jaučia mėšlungius, tikus, nemiega, nervų sistema jau visai jau, žodžiu, pairus, o magnio tyrimas dar rodys normą.
Ir tik tai jeigu žmogus bus nusividuriavęs, labai stipriai, tarkim, kažkokią infekciją nusivėmęs arba, tarkim, nukraujavęs, tik tai tada kurį laiką rodys magnio deficitą. Dėl to, kad magnis kraujyje, tik 1% yra magnio kraujyje, o visas kitas kiekis yra kauluose, raumenyse. Kraujas iš kaulų ir raumenų paima, kiek jam reikia magnio, taip kaip kempinė vandenį, iš, tarkim, kokio šulinio arba iš kibiro. Kempinė maža nesusirps kibirą visą vandens. Nu, suprantat, ar ne? Tai va, tas tyrimas nerodo tiesos. Tai va, mes turime sumažėję raumenų tonusą ir, aišku, gali būti ir mėšlungiai, bet kai kuriam moteriam jie tik vėliau prasideda. Bet kas dar atsitinka, žiūrėkit. Kadangi yra nuolatinis stresas, reiškia, jau yra ir nuovargis, nemiga, vis tiek ir jaudulys, ar ne, kai tu kažkur ten ne vietoje išprakaituoji ir taip toliau, tai aišku, kortizolio, to streso hormono būna padidėjimas. Ir dėl to pertekliaus didėja raumenų tonusas, nes streso hormonai, jie, tas, žinot, ne, kovok arba bėg, tokiam koviniai parengti, esi tokioj įtampoj. Tai faktas, kad raumenys yra įtampoje, greičiau tiesiog jie pavargsta. Dėl to būna menopauzės laikotarpiai, moteris sako, jaučiu kažkokią raumenų įtampą, jaučiuosi tokia kaip sustapinta, sutraukta. Aišku, dėl to, kad raumenys pavargsta per ilgą laiką nuo tos įtampos, jie tada pasidaro nebetonuse, automatiškai tenka didelė apkrova stuburui ir sąnariam. Jie pradeda greičiau dėvėtis. Ir estrogenų sumažėjimas taip pat lemia ir kolageno trūkumą, nes kolagenas yra baltymas, kurį mes pačios gaminame iš amino rūgščių, reiškia, valgydamos baltymus, mūsų organizmas paskui tos baltymus suskaido į amino rūgštis ir paskui, žodžiu, organizmas pradeda gaminti kolageną. Tai estrogenas irgi tam yra reikalingas. Ir kai kolageno sintezė prastėja, viskas kremzlės, raiščiai, sąnariai greičiau dėvisi ir, aišku, prasideda uždegiminiai procesai, kurie sukelia skausmą, tinimą ir taip toliau. Aišku, kai trūksta kolageno, kolagenas, kaip minėjau, klijai yra, tai yra mūsų ląsteles suklijuojantis baltymas. Tai faktas, kad pradeda ir oda, ir nagai, ir plaukai kentėti, plonėja, sausėja. Na ir faktas, žodžiu, žinot, kaip tos vystančios daržovės, ne? Morkos, obuoliai, bulvės, pavasarinės. Ir mes moterys, kai trūksta kolageno, mes tokios daromės panašios į tas pavasarinės daržovės. Taip kažkaip galvoju, žiūriu jūsų veidus ir taip galvoju, reikia eiti greičiau prie linksmesnės dalies. Neliūdėkit, moterys, neliūdėkit, žinau, kad tikrai kažką sugalvosim. Bet dar prie tų vaistų, kadangi jau netoli Helovynas, tai dar pagazdinsiu aš visą. Porą dienų liko, tai dar galvoju į tą temą. Tai ne tik žinokit, kad be plaukų liksim ir be nagų, jeigu nieko nedarysim, tai čia kaip sakyta, jau taip, čia svarbu. Bet mes turim kai kurios dalykus, kurių plika akim nematom, bet galim, jeigu nieko nedarysim, pajausti. Pavyzdžiui, virškinamojo trakto gleivinės, burnos gleivinės. Žodžiu, visos mūsų gleivinės nuo burnos iki pabaigos. Visos dėl to, kad trūksta kolageno, visos pradeda plonėti, nebesugeba regeneruoti, reiškia, atsiranda pralaidumas žarnyne. Gleivinės reikalingos tokios neišplonėjusios ir tokios, kokios jos turi būti, ne dėl to, kad neišbėgtų į kraštus turinys, kurį valgom, ar ne? Kai sakyt, iš skrandžio neišbėgtų niekas, ar iš žarnyno nepabėgtų niekas. O gleivinėse vyksta fermentų sintezė. Fermentai, tai žinot, yra kas suvirškina mūsų maistą, sumala jį, suskaido į kitų dalyčių, kurias jau gali organizmas pasisavinti ir nunešti ląsteles. Tai reiškia, jeigu turime plonas gleivines, mes ką turėsim? Mažą kiekį fermentų. Reiškia, mūsų maistas, kurį mes suvalgysim,
iš jo nebus tiek daug naudos. Ir vėl mes tada dar greičiau raukšlėsimės, vysim ir ne tik tai, kad grožį prarasim, bet prarasim ir būtent sveikatą, nes prasidės visokios problemos su skrandžiu, su gerklu. Žinot, kas yra refliuksas, kai rūgštys kyla iš skrandžio į gerklę. Ir daugelis žmonių bėga į parduotuvę, nes dabar jau vaistinė net nebereikia eiti, kad nusipirkti ten kokią omeprazolį, gali bet kokioj krautuvėj nusipirkti. Ir geria, tarkim, tuos omeprazolius ar kažkokius kitus prazolius, pantoprazolius. Ir kas nutinka, dar labiau sumažina skrandžio rūgšties kiekį, o skrandžio rūgštis yra fermentas, skaidantis baltymus. O tas neužsidaro raukas ir tie mūsų sfinkteriai kažkur kitur neužsidaro dėl ko? Dėl to, kad žemas raumenų tonusas. Ir mums kaip tik reikia baltymo, kad tos tonusas būtų geras ir kad pas mus visi klapanai užsidarytų ir kad nebūtų nei šlapimo nelaikymų, nei rūgšties kilimo skrandį. Tai mes dar su tais skrandžio vaistais nuo rūgšties dar, žodžiu, einam gilyn į tą duobę. Nu ir kas toliau, ir dar apie virškinamąjį traktą, kad būtent kai yra estrogenų sumažėjimas, dar ir tulžies sekrecija sutrinka, o tulžis tai yra fermentas, kuris skaido riebalus, reiškia, o riebalai kam reikalingi? Tai pačiai termoreguliacijai. Jeigu tulžies trūksta ar jos nutekėjimas prastas, reiškia, mums dar labiau bus tos karščio šalčio bangos. Tada, aišku, gali dėl nesuvirškinto maisto ir jisai pūti žarnyne, kauptis dujos. Dujos ką duoda, ne tik tai, kad nemalonu, kad kažkur pagadinti galiu orą ir tiesiog sunku sulaikyti dujas ir kažkaip nefainiai gal gali baigtis. Bet dujos tai reiškia yra amoniako padidėjimas žarnyne, kuris sukelia uždegimus. Ir tie uždegiminiai procesai vėlgi lemia uždegimas, tai reiškia fermentų trūkumas. Tai reiškia, vėl mes priverčiam organizmą ateityje badauti, nes mes mažiau fermentų, reiškia, organizmas negauna iš maisto reikiamų medžiagų. Nu ir aišku, prasideda ir problemos tada su kraujagyslėm, su kraujotaka, kraujo spaudimai. Žiūrėkit, kai moteris dažnai, nežinau, aišku, jūs vaistinėse dirbi, Jolita vaistiniai, girdi. Kai sako, visą gyvenimą buvau hipotonikė. Tik, kad prasidėjo tas klimaksas ir spaudimas ras į viršų ir pradėjo kilti ir vaistus reikia gerti. Tai kaip jau truputį pasakojau, kad ir magnio deficitas lemia kraujospūdžio pakilimą ir lygiai taip pat kaip ir su žarnyno gleivine, kad žarnyno gleivinė jinai net fermentų sintezė reikalinga, taip ir kraujagyslių gleivinė. Kraujagyslių gleivinė irgi sintetina medžiagas, kurios reguliuoja kraujo spaudimą. Tai viena iš tokių svarbiausių pagrindinių medžiagų yra azoto oksidas. Sveika kraujagyslė, sveikas kraujagyslės tas sluoksnis, vadinamas endotelis, Milda jau biologijoje žinai, ne? Tai gamina azoto oksidą, medžiagą, kuri reguliuoja kraujo spaudimą. Reiškia, jeigu tie uždegimai prasideda, jie nesibaigia dažniausiai ties žarnynu. Kraujas teka ratu, mūsų cirkuliacija, žinot, nėra kojoj vienos kraujotakos nėra, visur jinai yra sisteminė. Tai jeigu prasideda uždegimas, tarkim, žarnyne, gleivinėje, tai jisai išplinta. Tai va, ir tos kraujagyslių sienelės pažeistos, jos gamina mažiau azoto oksido, praranda elastingumą ir dėl to, kad tampa išplonėjusios, uždegiminės, reiškia, jos greičiau gali įtrūkti, o jeigu įtrūksta greičiau, reiškia, trombiukas jau atsiranda ir gali baigtis insultais arba infarktais. Iš mano pažįstamų rato, mano draugės pusseserė mirė iš Šilutės 26 metų nuo insulto. Tai prieš keletą metų, tai vat įsivaizduokit, atrodytų 26 metų.
Bet aplinkoje turbūt rastumėt ir, nežinau, kas čia man pasakojo, Ritelė, tu, apie jauną moterį, ne, prisiminiau Vaidutę, pasakojo praeitas iki, irgi žodžiu, kad iš artimųjų kažkam ten insultas moterį 40 kelių metų. Nu, žodžiu, tų pavyzdžių tikrai yra aplinkoje, nereikia darytis. Kas toliau? Kai kraujagyslėse prasideda uždegimai, cholesterolis, kurį galbūt jūs visą gyvenimą turėt padidintą arba normalų. Bet, žodžiu, esmė tokia, kad cholesterolis jums visą gyvenimą galbūt nelipo arba ten klijavosi pamažu, prasidėjus kraujagyslėse uždegiminiam procesui, pradeda lipti kaip klijais apipiltas. Jeigu kraujagyslėse nėra uždegimo, cholesterolis nekimba. Cholesterolis ieško uždegiminių vietų, kad prisiklijuoti, jam reikia, kad būtų uždegimas. Jeigu toj vietoj kraujagyslės nėra uždegimo, cholesterolis praplauks ir tik tai va toj vietoj, kur uždegimas prisiklyjuos. O jeigu visa kraujagyslė uždegiminė. Tai, žodžiu, svarbu tuos uždegiminius procesus valdyti. Aišku, labai svarbus cholesterolio santykis. Bet kadangi prasideda, kaip minėjau, kortizolis pakyla, tas streso hormonas, o kortizolio perteklius nusėda kepenyse, streso hormonas, adrenalino perteklius nusėda kepenyse, visi tie streso hormonai, žiūrėjau. O kas kepenyse dar vyksta, apart to, kad filtruojasi visi toksinai? MTL ir DTL sintezė. Gamina cholesterolį. Taip. Tai jeigu ten yra jau chaosas, disbalansas vyksta, kaip jeigu holistiškai, tai viskas eina iš rikiuotės. Reiškia, ir MTL ir DTL sintezė irgi išsibalansuoja ir gali organizmas visą gyvenimą, tarkim, kepenys normaliai to MTL pagaminusios, gali tuo metu pradėti tą MTL mažo tankio lipoproteinus kepti kaip sausainius per kalėdas. Nu, žodžiu, padidintais kiekiais. Ir kas yra svarbu, čia vėl iš kitos temos, bet labai trumpai apie tai, nesvarbu yra iš tikrųjų, koks yra jūsų bendras cholesterolis, svarbiausia yra koks santykis tarp mažo tankio ir didelio tankio lipoproteinų. Ir jeigu mes tik tai žiūrėsim į bendrą cholesterolį, mes nesužinosim tikrosios situacijos. Nes, pavyzdžiui, pagal šitus pavyzdžius, pirmą ir antrą pavyzdį, jeigu tik apie bendrą cholesterolį spręstumėm, tai sakytumėm, kad šitam žmogui nepasisekė, nes 6-5, o šitam tai jau labai gerai, nes norma iki 5, jeigu neturi ten kažkokių rizikos faktorių ir jeigu tau ten iki 40 metų. Bet jeigu mes pasidarom frakcijomis atskirai DTL, MTL trigliceridus, tai jau matome, kad, tarkim, MTL padalinus iš DTL, šitų atveju santykis bus 4, o šitų atveju santykis yra 1,5, ar ne? 3 iš 2 padalinus. Tai reiškia, čia yra labai blogai, o čia yra visai gerai. Netobulai, santykis, kada yra 2 su 1, yra gerai. Jeigu mažiau, reiškia, yra labai gerai. Jeigu santykis būtų 1 su 1, nu, pavyzdžiui, va čia 2 ir čia 2, jeigu būtų, ar ne, tai būtų tobulai. O jeigu santykis yra 4 su 1, tai yra labai blogai. Tai va, mes turim žiūrėti santykį. Ir jeigu jums dabar taip atrodo, čia nieks neaišku, bet labai susidomėjote, nes turite va tokį kažkokį keistą cholesterolį ir jums daktarė nori jo vaistų parašyti statino, ar ne, tai tada sakykit Ritai, jinai jums atsiųs paskaitą apie cholesterolį ir nes jeigu aš pradėsiu apie jį pasakot, gausis paskaita apie cholesterolį, nes apie jį galim kalbėti valandą laiko. Ir Ritelė, tu pasirūpinsi visom, kam yra aktualu. Nu, aišku, čia faktas, ne, tas paveiksliukas yra įkeltas, kad parodyti, vat vėlgi, jeigu nėra senelėje uždegimo, cholesterolis nekimba. Jeigu yra uždegimas tose vietose, čia ir liks tas cholesterolis. Ir jeigu uždegimas yra visoje jo kraujagyslėje, tai va ta aterosklerozė ir vystysis visoje kraujagyslėje.
Ir aišku, dėl tų visų simptomų, dėl magnio praradimo ypatingai, dėl streso hormonų pertekliaus, dėl to viso chaosėlio organizme ir širdies ritmas eina iš rikiuotės. Ir, žodžiu, daugiau kaip pusė virš 55 metų moterų miršta dėl širdies ligos, dėl širdies smūgio. Nu, aišku, žiūrėkit, tikrai nepaneigsim, kad daugumoje atvejų moteris, kurioms jau yra klimakterinis periodas, pradeda apvalėti. Ne 100%, bet tikrai dažnai pastebiu, kad, Onutei, pavyzdžiui, pasisekė. Man nieks nekenkia. Tai, pavyzdžiui, kodėl taip gali būti, nes riebalinės ląstelės, kaip minėjau, hormonus irgi tuos estrogenus gamina, tai žodžiu, stengiasi organizmas neprarasti tų riebalinių ląstelių, jas išlaikyti, ypatingai pilvo srityje. Ypatingai, tikrai. Kažkaip nefainiai. Dėl streso padidėjęs kortizolis irgi skatina riebalų kaupimąsi ant pilvo. Esat girdėjusios stresinis pilvukas, kortizolinis pilvukas. Tai, žodžiu, irgi taip atrodytų. Nefainiai. Organizme kaupiasi vanduo ir, kaip sako kitos moterys, aš storėju nuo oro, nuo vandens, tai tiesa. Nes tai nėra storėjimas, tai yra tinimas. Moteris pradeda tinti. Bet aišku, reikia ant to nenurašyti, reikia žiūrėti, ką valgai ir kaip užkandžiauji. Bet jeigu neužkandžiauji ir valgai tikrai normaliai, o svoris auga, ypatingai pilvo srity, tai tikrai gali būti ir tinimas, ir tas kortizolinis pilvukas. Nu ir viskas aišku, kad menstruacijos dingsta, kad pradžiai jos pasidaro nereguliarios, bet, čia apie klimaksą kalbam. Bet žiūrėkit, vėlgi dėl tų pačių priežasčių, dėl ko neužsidaro, kaip sakiau, tie visi raukai, sfinkteriai ir taip toliau, irgi ir dėl tų pačių tonuso problemų, dubens raumenų, susilpnėjusių raiščių, irgi gali tokie dalykai pasidaryti. Ir moteris apie tai tikrai nekalba, labai nepatogi tema, bet aš dabar savo rate artimoje aplinkoje pažįstu net 2 moteris, kuriom iškrito gimda. Tiesiog nusileido ir viskas, kaip sakyt, labas vakaras, damos, labai malonu. Pasidarė ta problema, kad šlapimo nelaikymas, tiesiog nuolatinis lašėjimas. Šlapimo pūslė. Tai vėlgi, jeigu negimda, tai reiškia šlapimo pūslės, silpni raumenys, tai reiškia, jeigu truputį tik tai ar pašokinėja, ar pakostėji, irgi gali baigti šlapimo nelaikymą. Ir aišku, dėl to, kad išplonėjusio šlapimo pūslės sienelės yra infekcijai gera terpė bakterijoms daugintis. Tiesiog būna bakterinės infekcijos, bakterinės gali būti ir vaginozės ir taip toliau. Faktas, kad dėl tų visų problemų seksualinis gyvenimas tikrai nepagerėja. Prasideda ir sausumo problemos ir taip toliau. Žodžiu, tikrai moterys savimi pradeda nepasitikėti, jaustis negerai ir taip toliau, diskomfortai ir taip toliau. Ir žinot, kas čia dar irgi iš darbo patirties, kad čia tokia irgi nepatogi tema. Moteris kažkaip jaučiasi tokios kaip kaltos, kaip nešvarios. Jos galvoja, kad čia galbūt yra nešvarume klausimas. Bijo vaistinė ten jau pasilenkusios ant ausies arba su rašteliu bando kažkaip, kad nusipirkti tų priemonių, makšties infekcija, ten, žinot, žvakučių ir taip toliau, kremukų, nes jos labai dažnai galvoja, kad čia yra, kad vaistininkė pagalvos, ar kažkas eilėje išgirdęs pagalvos, kad tai nevalo, kokia yra, kad apsileidus ir jie dabar tos infekcijos tenais prasidėjo. Bet iš tikrųjų tai yra dėl gleivinės išsausėjimo.
Ir čia, kuo tu daugiau dar pradedi ten, tarkim, praustis, intimė ta higiena, ne, ir per dažnai irgi negalima naudoti tų prausiklių, nes vėlgi tada mes pažeidžiam ir tas gerasias bakterijas nuplaunam ir tą pH terpę pažeidžiam, tai vėlgi, nu, tai yra dėl to, kad mes pradedam džiūti, tas sausumas.